Būdink savo naują albumo nuotaiką. Brizas toks. Brizas einantis per... Bet tavo tikslas yra išgyvent. Ir čia man labai gėda pasidarysiu didelę. Nu, va, po 3 metų vis tiek jūs populiarėjat, visą kitą. Tai aš turiu kaip vakarų atstovas, kuriam buvo patikėta nuvažiuoti į Šiaurės Koreją koncertuoti, aš turiu kaip ir infiltruotis tenais. Čia mes susirinkom su Justinu Viskantu. Čia mes susirinkome su Justinu Viskantu. Pakalbėti apie muziką. Apie muziką. Ir apie muziką ir ne tik. Nes šiandieną Atlanto balkono epizode Justinas Viskantas, su kuriuo šnekėsime apie muziką. Ir ne tik. Ir ne tik. Sveikas, Justinai. Viskantas. Labas. Kristupas. Taip, aš Kristupas. Justinai, tu esi pirmasis vyras Atlanto balkone. Kol kas, kiek tai jūs esat labiausiai politkorektiškas podcastas, jūs ne tik vyrus įmat. Nu taip, kiek galima tų vyrų. Vyrai, tą vyrą, na. Aš labai palaikau. Jo, bet dabar turėjo moterų ir pasilgo aš vis tiek vyriškos kompanijos, nes tikra meilė. Ir buvo dar Dominikas. Ai, ne, mes Bet Dominikai. Mes turėjom prieš tai vieną bičą, taip, prisimenu, taip. Bet dabar mes esame 2 vyrai ir taip. Tikra meilė tik tarp vyrų. Žinoma. Kokie iššūkiai yra vyrų iš viso gyventi? Gyvenime? Nu, bet kai esi vyras. Nėra. Nežinau. Nu, ta prasme, mes negimdom vaikų, kas jau yra labai gerai. O kodėl? Nu, ta prasme, mums nereikia to skausmo patirti, kurį patiria moteris. Ir ta prasme, ir neturim kiekvieną mėnesį, ten mums neskauda pilvo. Ta prasme, manau, kad vyrai gyvena gan gerai. Ta prasme, jie gyvena gerai. Jie gyvena visai ramų gyvenimą. Jiems tai reikia nueiti darbą, grįžti ir prisimti atsakomybę už dalykus. Prisimti atsakomybę. O jeigu vyras nesugeba prisimti atsakomybės už dalykus? Tada jau blogai. Ar tau yra buvę? Vis tiek tu įkūrei muzikinę grupę. Jo. Ir kaip įkūrėjas tu turėjai prisimti visokią atsakomybę už muziką. Aš manau, kad šiaip geras klausimas, blemba, dėl atsakomybės prisimimo iš grupės perspektyvos, nes kai aš pradėjau grupę, aš, man atrodo, labai daug ėmiausi ant savęs ir čia galvojau, turiu dabar ištempt, kad viskas būtų gerai ir čia viską labai stačiau ant savo, ant savęs jo, bet kažkaip, man atrodo, su amžium ir su patirtim supratau, kad ne taip turėtų būti grupė ir grupė yra, kad visi prisiima atsakomybę už savo dalykus ir visi yra atsakingi už tai, kad grupė funkcionuotų, ne vienas žmogus, ne 2 ir ne 3, visi, kurie dirba toje grupėje. Tai tai dėl atsakomybės prisiėmimo, kad seniau biškiuką bandydavau labai daug prisimti atsakomybės visur, kur man net gal nebūtinai reikėdavo ir kur man gal nebūtinai privalėdavo. Bet dabar suprantu, kad aš nesu vienas. Iš esmės ir tai yra daugiau aplinkų žmonių, kurie irgi gali prisimti atsakomybę už tam tikrus dalykus. Tai puikus klausimas. Ačiū tau. Ačiū labai puikus atsakymas, Justinai Viskantai. O sakyk, bet šnekant apie atsakomybę, vienoje dainoje tu sakai, rytojaus nebematau ir man nieko nebereikia. Ar čia buvo tas momentas, kada per daug atsakomybės jutai ir tada ta atsakomybė tave slegia? Ir tau nieko nebereikia ir nieko nebematai ir... Šiaip žinau, iš kurios dainos paėmė žodžius. Iš Fetišas šiaip yra daina, truputėlį, tai tie žodžiai ten gal apie nieką, bet visą laiką yra toks galbūt pasąmoniai, kai rašai tekstus, toks... pasąmoningai vis tiek panaudoja vienokius žodžius, o ne kitokius. Ir tikriausiai iš tos pasąmonės pareina, kad kažkaip jautiesi tuo metu ir dėl to būtent tokį žodį pasirinkiau, o ne kitokį žodį. Tai jo, Fetišas parašytas yra šiaip gan senai, jis yra parašytas ne kaip daina, o kaip eilėraštis pradžioj. Ir aš tuo metu buvau depresyvus paauglys ir man viskas buvo labai blogai ir aš manau dėl to aš parašiau, kad aš jau čia nieko nematau ir man nieko nebereikia ir čia viskas labai blogai, žodžiu. Aš irgi esu toks buvęs, bet o kodėl aš nerašiau tada tokių lyrikų? Tu gal nebuvai, neturėjai talento muzikai. Velnias. Ir čia nieko blogos, bet tu turi gal talentą kitur. Pavyzdžiui, kur tu turi talentą?
Aš atsimenu autobusą, kažkada autobusas ant posūkio darė pasukimą ir močiutė buvo ir vargšė tokia, nes mėla labai, bet jinai krito ant žemės ir pilnas autobusas šaikos, žmonių ta prasme, bet niekas neina padėti močiutį. Visi tokie, oi, taip važiuori, oi, močiutė tu ant žemės. Kas jums yra žmonės, aš nuėjau, paėmiau tą močiutę už parankės, klausiu, kiek pirštų rodau. Aš ačkarikas, pats nematau, kiek aš pirštų rodau, žinai, bet... Mes išlipom statelį, iškviečiau greitąją, atvažiavo greitoji, viskas tvarkoja, viskas baigėsi žodžiu gerai. Tai mano talentas, sakyčiau, yra... Geras žmogus. Bandau pasistengti, o daugiau talentų aš galvoju, ar aš turiu. Ne, negalvoju. O ką tu studijuoji? Aš studijuoju iš viso tokį dalyką kūrybinės industrijos, tokiam mažai žinomam universitete Vilnius Tech. Čia toks naujas atsiradęs neperseniausiai. Taip. Geriau žinomas kaip Gedimino technikos universitetas. Senais laikais. Senais laikais buvo taip žinomas jo realiai. Taip. O tai klausyk, fetišas. O tai kokių turi fetišų? Kokie tavo geri klausimai. Nesiruoš podcast'ą, nes žiauriai geras klausimas. O kokie yra fetišai? Geras, jo. Kokie mano fetišai? Pėdų fetišas? Ne. Latekso fetišas? Mano fetišas yra valgyti žiauriai smirdantį maistą. Jo. O tai pagal definiciją, kas yra fetišas? Tai yra tai, kas vienaip ar kitaip į seksualią pusę jaudina? Nežinau. Iš esmės. Tu ta prasme, tu, kaip sakai žodį fetišas, jis turi kažkokią tai, seksualinę konotaciją galbūt, bet iš esmės tai gal ne visai toks žodis seksualus turėtų būti, nes iš esmės tai yra apie tai kažką, ką galbūt nelabai nori visiems rodyti. Toks guilty tavo pleasure. Bet aš pritariu ir aš dabar žiūriu mūsų partnerį podcast'o žodynas.kriu.lt. Rašo, kas yra fetišas. Fetišas reikšmė. Seksualinis potraukis tam tikram, mažiau populiariam išvaizdos bruožui, elgesiui, daiktui ar net situacijai. Tai visgi seksualinis. Bet jis jaudina. Priklausomai nuo neįprastumo gali būti laikomas iškrypimu labiau religingų ar suvaržytų žmonių rate. O tai pavyzdžiui, tu tikintis? Wow, irgi žiūri geras klausimas. Kas tau bus po mirties? Aš nežinau. Šiaip mano tėvai yra gan tikintis ir aš užaugau tokiai šeimoje, kur pas mane reikėdavo eiti bažnyčią visai. Tarkim. Mes tikrai darom between two ferns, tiesiog šitam podcast'e. Tai pas tėvai tėvai religingi? Taip, pas mane tėvai yra visai religingi. Aš padėsiu, žinok, tą gėlytę, tu nepykant manęs. Nes šiaip kovo 8 artėja ir šita gėlė bus visur. Tai mano tėvai buvo religingi, aš iš esmės galbūt nesu toks religingas, bet aš nesu ateistas, aš taip galvoju. Aš kažkaip galvodavau, galbūt kai vėl buvau paauglys, kai man buvo koks 16-17 metų, kad aš esu visiškai ateistas galbūt, bet dabar aš pradedu galvoti, kad nebūčiau toks drąsus taip teikti, nes, o ką aš žinau, iš tikrųjų, aš paprastas žmogelis, man šiaip nelabai aišku, kaip ten viskas yra. Tai aišku. Ir visokių dalykų būna. Tai. Tai va aš irgi. Bet į bažnyčią neinu sekmadieniais. Žinau, geras jausmas. Net jeigu tu nesi krikščionis ir dar kažkoks, tu nueini bažnyčią ir paprašai, kad tavęs anksti mirtis neištiktų, kad nebadautum, kiti dalykai. Aš gal esu labiau prieš tarpininkavimą, nežinau, gal man pati bažnyčia kaip institucija. Tarp Dievo ir žmogaus, kad yra kunigas? Man pati institucija galbūt turi kažkokių tai neigiamų dalykų. Jeigu pamiršim visus karus. Puikus redakcijos yra, bet to tyrimas dabar padarytas, toks kanalas YouTube'as redakcija, kur dirba labai rimti žurnalistai, padarė žurnalistinį tyrimą apie bažnyčią ir labai geras ir labai paveikus darbas, bet to labai rekomenduoju paklausyti ir galbūt dėl tai tik įrodo mano tą dalyką, kad nereikia tarpininkų, galbūt šitoje vietoje, tai nežinau. Tai žodžiu, kuo daugiau tarpininkų, tuo daugiau korupcijos. Kiek aš daug priešų čia tuoj pasidarysiu. O tu esi kaip vokalistas, įkūrėjas, esi ėmęs kyšį. Tau, man rodos, tenais tų liko žiedelių. Nosis? Gal ne. Aš ruošiu šitas tulpes, bet jos labai nekvepia. Koks tavo klausimas buvo? Esi ėmęs kyšį. Iš ko? Aš, pat klausiau, gal kokia, nežinau, koks fanė ateina pas tave ir sako, ten pasirašyk man ant pilvo, ir tu sakai, ne, aš tokių dalykų nedarau. Ir tada sako, bet jeigu tau duosiu 50 eurų. Čia ne kyšis.
Ar kyšis? Čia kyšis? Kyšis. Kyšis yra, realiai kyšis yra, pagūglink. Paklaus mūsų rėmėją dabar, kas yra kyšis, nes rėmėjas kol kas mūsų... Yra kyšis. Ai, čia mūsų partneriai ir rėmėjai iš visuotinės lietuvių enciklopedijos vae.lt sako, jog kyšis turtinės ar kitokios asmeninės naudos savo ar kitam asmeniui forma išreikštas neteisėtas ir nepagrįstas atlygis už pageidaujamo valstybės tarnautojo. Ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus. Mes kalbam apie institucijas, kai kalbam apie kyšį, o ne apie muzikantus. Čia sako valstybės tarnautojo, ar realiai parašas už pinigus gali būti daugiau prekė negu kyšis. Iš esmės. Prekė negu kyšis. Paslauga. Tai yra paslauga, tu parduodi paslaugą. Jo, realiai. Tai man reikės tą patį sakyti pareigūnam kitą kartą irgi. Visai gerai čia sako. Bet čia institucija, tai tada kyšis. Kada buvo paskutinis koncertas jūsų? Šiaip seniai visai, palauk. Grojom gruodžio 2 galbūt. Man atrodo, gruodžio 2 grojom tokiam bare, ten yra Islandijos gatvėj. Toks baras amerikietiškas, jis vadinas Uncle Sam's. Ir mes ten grojom ir buvo labai smagu, buvo daug žmonių, buvo nemokamas koncertas, tai buvo daug žmonių, buvo žiauri faina aplinka ir buvo geras koncertas iš tikrųjų. Pavyko iš marketingo pusės? Mes mažai viešinom, nes nelabai mūsų renginys buvo. Mes šiaip dažniausiai, jeigu mus kviečia kažkur, tai daugiausiai viešina vis tiek ta vieta, kuri organizuoja tą renginį, jie užsiima tą visą, mes kažkiek pasidalinam, paskleidžiam, jeigu mums tai atrodo reikalinga, bet iš esmės daugiausiai vis tiek visą viešinimo pusę, visas jėgas sukaupiam savo soliniam koncertam arba savo asmeniniam koncertam, kurios patys organizuojam. Ir tada jau patys reklamuojat. Jau patys reklamuojam, patys montuojam, patys ten viską darom, ką tik reikia. Bet gal taip netgi ir, geriau, nes vis tiek viską darai pagal estetiką, kurią tu pats kaip įkūrėjas supranti ir tavo grupė visą irgi pritarė. Jo, tik aišku sunku, tai dėl to tu daug solinių koncertų nepridarysi tenais iš esmės, nes ir nėra tiek daug išteklių komandai, kad daryti ten, tarkim, nežinau, kad ir ten kelis koncertus per vasarą solinius. Labai sunku, mes realiai padarom 2-3 max koncertus jau, bet tai jau išsunkia labai normaliai, nes labai daug jėgų pareikalauja, tu turi, kadangi vis tiek grupė maža, komanda irgi maža, tai realiai aš ir ten ir muzikantas, ir video montuotojas, ir marketingo dar ten specialistas, ir ten kiti ten atsakingi už dar N dalykų, kitų, grupiai. Tai. Tu esi žmogus orkestras, ar ne? Ne visai, aš manau, tiesiog iš reikalo reikia kažką padaryti. Šiaip jeigu kažkas norit ateiti pamontuoti klipus už labai nebrangiai, tai prašom. Aš labai už atiduoti šitus dalykus kažkam kitam, nes tai nėra tai, ką aš noriu daryti, aš tiesiog tai darau iš reikalo, nes tai reikia padaryti dabar. Tai gerai, ponios ir ponai, jeigu norite būti Justino grupės video montuotojas už labai nebrangiai, bet adekvačiai kažkiek kitą pusę, galbūt kartais. Tai tada susisiekite su mumis kažkokiu būdu. Aš kaip alternatyvia realybė šitam pokalbė, aš nesuprantu. O tai gerai. Tai gerai, o tai apibūdink savo naują albumo nuotaiką gamtos reiškiniu. Gamtos reiškiniu. Griaustinis. Ne. Žemės drebėjimas. Ne toks. Atominė katastrofa. Ne, bus netoks energingas. Jis bus daug ramesnis, tai aš galvoju. Brizas toks. Brizas einantis per pievą. Bliamba, bet toks melancholiškas. Žinai, tipo... Apsiniaukia? Gerai, apsiniaukia. Jo, apsiniaukia. Žinot, kaip būna prieš audrą toks vėjas pradeda pūst, tamsu, tipo... Žiauriai jau būna. Labai toks kur... Tuoj lis, bet dar nelyja. Dar visai šilta, bet toks vėjas, toks labai... Va toks kažkoks būtų. Taip. O jūsų albume, ar pradės lyt, arba griaudėt? Griaudėt, bus griausmingų vietų, bus ir lietingų, manau, vietų. Šiaip brandus darbas, manau, dabar ateina... Lyginant su ką mes pirmą albumą padarėm, tai iš esmės šitas bus tikrai darbas, kurio labai labai didžiuojamės ir manau, kad bus į ką paklausyti ir bus pažiūrėti tikriausiai nebus ką. Bet ateiti koncertus bus ką, tai mes darysim tikriausiai ir albumo pristatymą vasarą, rugpjūčio mėnesio pradžioj galbūt
Ir galbūt dar darysim sezono atidarimo koncertą, bet irgi dar neprisišneku, nes nėra dar niekas taip ir kaip ir iki galo sudėrėta. Tai. Kiek kainuoja tavo outfitas? Šitas? Jo. Kokie 2 eurai. 2 eurai? Batai, blemant, bet, tipo. Batai 100 pem. Jo, bet aš sumokėjau seniai, tai dabar tie batai verti kokių 10 eurų realiai, nes jau 5 metus. Tu galėtum už kokius 5 eurų tikrai prastumti, jeigu apvalytum dar visą. Bet šiaip tai batai brangiausi, o visa kita čia. Tik gerai, batai 100 pem. Koinės nemokamos, nes mūsų firminės viso koinės. Tai gerai, nemokamos kelnės. Kelnės kainavo gal kokius 2 eurus. Gerai. Nes čia Humana. Megztukas ir maikė. Megztukas ne mano, o mano merginos, tai čia aš pasivogiau. Tai net nežinau, kiek kainuoja. Linkėjimai Aurelijai, myliu tave labai. Aš irgi myliu Aurelijai. Ir viskas. Toks tas outfitėlis. Visai gerai. Tu esi komandos lyderis ir vokalistas. Ir dažnai muzikinėse grupėse, vokalistai ir prisiema tokią bent jau lyderio įvaizdžio kūrimo formą, žinai. Jo, geras žodis, prisijima jo. Prisiema, jo. Nes niekas gal neuždeda tiksliai, aš nežinau, kaip veikia muzika. Aš manau, kad tas ir yra, kad prisijama ir tas prisijėmimas irgi yra labai toks savotiškas dalykas. Mes šiaip grupėje esam 2 vokalistai ir mes 2 rašom. Ir tas prisijėmimas irgi yra toks dalykas, kur, gali ir neprisijimti, žinai, būti lyderiu. Čia tavo yra pasirinkimas. Aš manau, gal tiesiog jaučiu atsakomybę ten koncertų metu daugiau būti lyderis, tenais bendrauti su publika, šokti, ten žiauriai rodyti šou. Aš manau, kad Henrikas, kitas vokalistas ir žmogus, kuris rašo dainas, prisijima daugiau lyderystės, kai mes esam studijoje, tarkim, jis yra realiai lyderis ten, aš ten esu toks žmogus, kuris daugiau sėdi, toks parekomenduoju kažką, bet drivina visą šitą dalyką daugiausiai Henrikas. Tai čia tas lyderystė. Linkėjimai Henrikui. Linkėjimai Henrikui. Lyderystė labai skirtingose yra pusėse, manau, grupiai. Ir irgi tą reikia suprasti, kad jeigu lyderis ten atrodo, kad ant scenos ten žiauriai ten plėšasi, tai nebūtinai jis lyderis yra ten, tarkim, rašant dainas užkuliuose. Jo, nes kiekvienas turi savo lyderiaujančias vietas. Aš klausiu apie tą lyderį. Po 3 metų vis tiek jūs populiarėjat, visą kitą neišvengiamai artėja Šiaurės Korėjų koncertas. Ir jūsų komandai jūs išvykstate į Šiaurės Korėją koncertuoti į karinį renginį. Paradą. Jo, Šiaurės Korėja nori parodyti žmonėms, jog jie globali ekonomika ir kad jie turi netgi atlikėjų. Ir šiaip, kad vakarietiška labai šalis. Vakarietiška, europietiška tokia, žinai, ir jūs pakviečia groti Šiaurės Korėją, jūs grojat kariuomenės paradę, klauso jūsų, gal ten, nežinau, kiek ten gyvena. 200 žmonių ir dar kokie 2000 kartonų padėta, kad matytųsi, kad daug žmonių. Ir dar kokie 3 milijonai šiaip žmonių. Taip. Ir dabar klausimas. Kaip tu bandytum išgyventi kaip vakarietiškas, vadinkim, kūrėjas Šiaurės Korėjoje? Ir kokie būtų logiški žingsniai, kad priartėtum kuo arčiau Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-uno? Tai aš turiu kaip vakarų atstovas, kuriam buvo patikėta nuvažiuoti į Šiaurės Korėją koncertuoti, aš turiu kaip ir infiltruotis tenais. Čia jau tavo reikalas. Bet viskas, ką tu reikia padaryti, yra priartėti. Tikslą, kodėl priartėjai prie diktatoriaus, gali jau pats susigalvoti. Gali būti kilnus, gali būti, kad nori klauto tiesiog, žinai. Jo, marketinginiais tikslais. Bet tavo tikslas yra išgyventi ir padaryti, kad tu lyderis vis tiek, tau rūpi komanda. Taip, kad komanda irgi išgyventų. Jo. Kad nepatirtų Šiaurės Korėjos režimo. Šiaurės Korėjos. Aš nežinau, kaip ten vyksta. Aš šiaip labai geras klausimas, nes neįsivaizduoju, kaip vyksta Šiaurės Korėjos koncertai. Ar yra toks dalykas kaip koncertas Šiaurės Korėjos? Kaip jie koncertuoja? Nes aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti tokie chore stovi ten jaunimas ir ten dainuoja. Chore vaikai. Aš kažkaip jaučiu, kad tai turėtų būti gan tipo konservatoriškas pasirodymas. Tai aš daryčiau kokį akustinį tipo pasirodymą, akustinį setą, tipo ramiai, tipo, ten nejungčiau drivintų gitarą. Nes žinai, maištą mes nekelsim dabar. Nes jei mes kelt pradėsim maištą, mūsų iškart. Tai pirmas dalykas, tai yra dainų line-upas per koncertą, jis turi būti toks ramus. Dainos ramios, gali būti neramios, bet ir perdirbtos yra mes. Taip pat tu padarai tipo ramų setą, unplugged, žinai, tipo su akustinėm gitarom. Gerai, kažką. Labai gerai. Tokį ramų, išjausta ten, tipo, bet nebandai čia maištą kažkokią kelt, ramiai, taip, žinai, ramiai. Taip. Ir
padarom kokį šlagerį dar vieną, nežinau, kokį nors ten sugalvojam coverį vieną. Mhm. Tokį lietuvišką, bet imčiau tokį lietuvišką šlagerį, tokį, žinai, tokį iš senų laikų, tokį žalioj stoteliai, žinai, tokį lėtesnį. Kaip jūs su grupe apsirengtumėt koncerte Šiaurės Korėjoje? Irgi tikslas. Kuo mažiau spalvų. Aš tą patį galvau. Kuo mažiau spalvų, kuo labiau pastelinė, tokia neutrali, neįdomi spalva, tuo geriau. Koncertas tada pavyko. Kim Jong-uno pasiuntiniai tau dėkoja, spaudžia ranką. Taip. Ir jūs tada su komanda išvykstate į viešbutį. Jo. Ir jums sako, jūs galite Šiaurės Korėjoje dar padaryti koncertų, elito nariams, jiems labai čia patiko, jūs gerai pasirodėt, jauni faini, arba galite vykti atgal į Lietuvą. Klausimas, ką renkės? Čia laimėt milijoną dabar. Dabar, matai, aš greičiausiai, jeigu mes važiuotumėm į Šiaurės Korėją koncertuoti kaip vakarų atstovai, mus bandytų tenais verbuot žvalgybą. Vakarų kažkas iš vakarų. Bandytų kažkaip mus verbuot, sakyt, kaip mums ten elgtis, ką mums daryti, ir jeigu yra proga varyti po tenais, jūs varot ir renkat informaciją, mes ten minimaliai ką darom, tai renkam informaciją. Aš turiu gėlytį. Paimk, čia nuo manęs. Ačiū. Štai nuo komandos, tai nuo manęs. Ačiū labai. Ačiū, kad darai muziką. Tu nuostabus žmogus esi. Ir sėkmės tau Šiaurės Korėjoje, kai būsi. Gerai. O toliau? Tai mane verbuoja, ne, ir aš ten, bet čia geras, blemba, aš varyčiau namo, žinau. Varytum namo? Aš ne. Ir sveikinu, ką tu pasirinkai. Toliau istorija tęsiasi. Tu grįžti namo, 2035 metai, prasidėjo karas, Kim Jong-unas padaro blogiausią pasaulyje dalyką su daugiausia pasaulyje atominių bombų. Neatskleisiu koks dalykas, bet planetos nebelieka. Sveikinu. Tu gelbėjai savo užpakalį ir pradanginai visą planetą. Bet tai ką aš būčiau padaręs? Ar aš nebūčiau bandęs? Per vėlų, jau per vėlų. Tu pasirinkai, aš to pasakyčiau, jeigu tu būtum pasirinkęs. Aš suprantu, bet taip pažiūrint... Neišgyvenai Šiaurės Korėjos. Neišgyvenau Šiaurės Korėjos. Ne, išgyvenai Šiaurės Korėją, bet... Aš išgyvenau, bet aš dar turėjau gerą laiką, žinai, po to... namuose. Kai matai, kad jūs sprogsta bombos, tu pagalvoji, wow, bent jau aš koncertavau Šiaurės Korėjoje. Koks lietuvis yra koncertavęs Šiaurės Korėjoje? Gal koks Samas arba Mikutavičius? Nu, galbūt, bet... Žodžiu. Ar tu sakai, turi merginą, tai atsiprašau Aurelijos už klausimą iš karto. Kaip čia negerai bus viskas dabar. Ar tu sutiktum turėti cukrinį tėvelį arba cukrinę mamytę? Nu, nežinau, kuris to labiau patiktų savo gyvenime. Ne. Ką man reikia? Cukrinę tėvelį ir cukrinės mamytės? Kad tave lepintų, pavyzdžiui. Kad tave lepintų. Ne. Mane lepina. Mane labai gerai lepina Aurelija iš esmės gyvenime, o aš dar save labai gerai pasilepinu, jeigu man reikia irgi ten nusiperku, ko man reikia, ar dar kažko. Tai tau nereikia cukrinės mamytės arba tėvelio? Man nėra... Aš manau, kad aš šiaip nematau, aš matau laimę piniguose kažkiek, bet tik tais iš tų pinigų, kuriuos pats užsidirbu, nes tada neįdomu. Sveikinu, tu labai teisingai atsakei šitą klausimą. Išgyvenau šitą klausimą. Aurelija dabar sėdi laiminga, žinai. Aš išgyvenau šitą klausimą. Išgyvenai šitą klausimą. Žiūrėsim, ar kitus išgyvensim. Aš norėčiau, kad daugiau žmonės podcastuose nieko nesiruoštų ir tiesiog taip ateitų, nes aš nesu girdėjęs tokių klausimų. Kokie yra... Kokie yra... Biški gal susirimtiek jau. Kokie yra 3 dalykai, kuriuos tu pasimtum į negyvenamą salą? Bet negyvenamo saloje yra viena paslaptis, kurią atskleisiu tik po to, kai pasirinksi dalykus. Gerai, tai man reikia pasirinkti 3 dalykus, kuriuos pasiimu į negyvenamą salą. Aurelija pasiimu. Good. Tada peilį pasiimu. Aurelija, peilis. Bet tokį gerą, žinai, tokį Lettermaną, kur yra tas daugiafunkcinis Lettermano peilis. Daugiafunkcinį peiliuką? Jo. Bliamaškai, kaip dabar nesudegt. Bliamaškai reikia, žinai, tokio šviežio vandens šaltinio, bet aš nežinau, ar yra kažkoks daiktas,
kuris gali tai padaryti. Reikia kažkokią iš cheminės laboratorijos, kažkokį, žinai, tokį, aš nežinau kaip daro, bet kažkokį kondensatorių ar kažkokią nesąmonę, kuri galėtų fresh water gauti. Aš noriu fresh water, aš noriu turėti daugia funkcinį peilį ir noriu turėti Aureliją. Aurelija daugia funkcinis peilis ir cheminė nesąmonė iš laboratorijos vandens filtras kažkoks. Kažkoks, jo. Dabar viskas priklauso, ar tu išgyveni situaciją su Aurelija ir gyvenat ilgai ir laimingai, negyvenamoj saloj. Kiek tu gerai naudojas daugia funkcinių peiliukų? Nu, tiesiog, kokio reikia dalyko atsiverčiu, normaliai naudojas. Gerai, nes saloj pasirodo, kad gyvena užprogramuotas žudyti kyborgas. Jo, bet iš tiesų aš dabar pradėjau galvot, tikrai galvau, kiti gal ir išgyventų, bet Justinas, vokalistas ir lyderis, jis tikrai neišgyventų, negyvenamas salos su kyborgu, galvojau taip tikrai. Bet jeigu dar daugia funkcinis peiliukas, tu gali vieną kitą varžtą atsukti. Jo, galiu kažkaip snyki, kol jie nemiega, bet galima kažką sugalvoti tikrai. O kaip pavyzdžiui, tu kaip vyras ir lyderis, ne tik komandoje, bet ir santykiuose ramintum Aureliją? Nes jūs esate saloje ir žinot, kad yra kyborgas kažkur, kuris siekia jūs sušaudyti ar ten kažką. Geras. Aš tenkčiaus būti tvirtas. Aš manau, kad geriausia paguoda yra nesakyti, kad viskas gerai, o pati tavo stovėsena, kaip tu apraučini situaciją. Jeigu Aurelija matys, kad aš tipo toks, gerai viskas čia, nesakysiu gerai viskas, bet pamatysis iš mano povyzos, kad aš esu tipo pasitikintis, kad aš turiu peiliuką ir turiu šviežio vandens ir viskas bus. Ir aš ramiai tiesiog reaguoju į dalykus, tvirtai ir nekeliu panikos tiesiog. Tai aš manau šitas dalykas. Kuo būti tvirtesnių charakterių? Aš negaliu patikėti. Nes ponios ir ponai, Justinas Viskantas, jis neišgyveno pasaulinio atominio karo, bet išgyveno negyvenamą salą su mergina ir kyborgu. Ačiū. Sveikinu išgyvenus. Taip. Ką tu studijuoji? Aš studijuoju renginių inžineriją. Ir ką darot renginių inžinerijoje? Mes mokomės apie renginių inžineriją. O tai čia kas? Lempos, apšvietimas, taip, garsas? Iš esmės garsas ir apskritai renginių aptarnavimas. Jeigu bendrai labai šnekant, renginių aptarnavimas visoks. Tai gali būti nuo ledų iki ten garso, iki šviesų, iki ten, nežinau, instaliacijų, dar kokių nesąmonių. Bet iš esmės tai yra renginių aptarnavimo studijos. Tik tais biškiai labiau advanced negu kolegijai, nes kolegijai tu mokais ten daugiau prie ten tam tikro vieno pulto gerai labai dirbti, tarkim, su garsu, o čia tu mokais tokių daugiau platesnių žinių, kad tu galėtum ten 10 pultų paėmęs su visais kažką daryti, nes tipo moki su juo elgtis. Tai, ką ir universitetas ir turėtų daryti, tau duoti platesnį biškį vaizdą į mokslą apskritai. Ir tos studijos labai tiesiogiai tau padeda ką padaryti? Prižiūrėti ir tvarką renginiuose? Tiesiogiai, jeigu tiesiogiai studijos, tai man padeda su mano grupės reikalais, nes aš tikrai daug geriau gaudus garse, tarkim, bangose, aš sugebu vertinti šitos dalykus fizikinę prasme galbūt. Ir tai pritaikyti muzikui, tiesiog savo ten, nes ten irgi yra labai daug garso inžinerijos, realiai ten yra vien tik garso inžinerija, tu irgi dirbi su pultais, tu dirbi su garso kortom, su bangom, su visokiais priemonėm, kur apdirbti tam garsu ir taip toliau, su toim pačiom priemonėm, su kuriam tu dirbi renginiai. Tu turi tą pačią praktiką ir ją gali pritaikyti tenais, tai realiai tiesiogiai tai tenais. Tai tu esi renginių Albertas Einšteinas? Toks nelabai, yra ten daugiau pas mus tokių Alberto Einšteinų. Ne? Ne? Tai gerai tada. Tai geriau jau. Ir, įdomu, aš tau linkiu irgi sėkmės ir su lempom, ir su garsu, ir su apšvietimu, ir su estetiko. Aš greičiausiai nedirbsiu to, bet aš liksiu muzika. Gyvenime, žinai. Ar tai muzika, ar tai šiaip jauki vakarienė su artimuoju. Gerai. Irgi garsas įeina, tau reikia muziką padaryti patogiai, lengva džiaziuką ar ten dar kažką, žinai, žvakės uždegi. Taip. Jo. O kokia pat yra sąmokslo teorija, kurią tu tiki? Oi, geras, turiu vieną. Ir čia man labai gėda pasidarysiu didelę.
Ir visi, nemanau, kad žemė Aš tau plokščia. pritarsiu Nemanau, kad greičiausiai, žemė tai plokščia. sakyk. Tik neiškirpkit, nesumontuokit, kad nuims nemanau ir manau, kad žemė yra plokščia ir man iškirps idėjas ir aš tiesiog toks sėdėsiu ir gėdą darysiu ir susižlugdysiu karjerą. Ne, vienintelė sąmokslo teorija, kuri man atrodo pakankamai reali. Ir kažkodėl man taip atrodo, aš nežinau kodėl, bet aš gal tiesiog per mažai įsigilinęs tą situaciją. Aš manau, kad būtent dėl to, kad per mažai įsigilinęs. Bet 9/11, visi ten tie, visa ta tragedija, ten, ta teorija, kad ten yra inside job. Įdomu, nes tenais, mes irgi darydavom podcastą, kai aš būdavau jaunesnis, man 16, ten buvo, mes darydavom Mažeikės vietiniam fronte podcastą, darėm apie sąmokslo teorijas vieną podcastą, kur tiesiog pasidarėm researchą, išsirinkom kažkokią sąmokslo teorijas, aiškinom, tai aš buvau pasirinkęs būtent šitą, aš ten googlinu, žiauriai daug googlinu ir man toks sėdžiu ir, tipo, yra ir tokių gerų pointų ir iš tos pusės gerų pointų. Nu jo, bet aš tikriausiai kažko nesuprantu, tipo, iki galo, ar iš fizinės prasmės, ar iš dar kažko. Buvo trilijonai dolerių, kurie dingo, vyksta tyrimas ir kol vyksta tyrimas ten šalies valdžioj, viduj, tuo metu įsirėžė kiek 2 lėktuvai į dangoraižius. Ar kiek? Nežinau, bet iš esmės tai tiesiog man ta istorija atrodo tokia įdomesnė. Jo, jinai įdomi. Nes žinai, tipo, nu ką, žemė plokščia, nu ne, nu tipo, sorry, bet ne. Žemė... Ir yra labai juokinga, yra plokščių žemininkų, tipo, susitikimas vyksta tenais. Lankaisi? Ne, jo, Mažeikiuose? Kiekvieną dieną. Ne, yra toks filmas Netflix'e, man atrodo, ar kažkur apie plokščių žemininkus ir jų, tipo, bandymus įrodyti, kad žemė yra plokščia. Ir jie, žodžiu, tenais bando įrodyti, kad žemė yra plokščia. Nu ir jie ten perka kažkokį ten ar lazerį, ar kažką, tipo. Laboratorinė nesąmonė. Bet žiauriai brangiai, ten kiam štukų, aš žiauriai brangų lazerį, mega max gerą lazerį, kuris jau dabar tiksliai parodys, kad žemė plokščia. Ir jie visi pasiėmė. Ir jie visi sėdi, tipo, ir su to žiauriai gerų lazerių, tipo, bando įrodyti, nežinau ar lazerių, bet bando įrodyti, kad žemė yra plokščia. Ir nepavyko. Ir video filmuoja ir jam nepavyksta. Nu ne, tipo, neplokščia žemė ir visi stovi tokie, kažkaip sąmonė, tipo. Tai lazeris blokuotas. Nu, lazeris blokuotas tas, kur kiam štukų. Nu, žodžiu, tai juokingas, yra juokingų tų sąmokslo teorijų, manau, tokių žiauriai keistų, bet vat man ta viena tokia gal užstrigus, kur man atrodo, kad įdomu pasigilinti, pasineršti po tą visą širšių lizdą to 9/11. Įdomu, iš tiesų labai įdomu. Koks yra patiekalas, kurį dažniausiai ruoši savo? Dabar šiuo metu dažniausiai savo ruošiu bolonezę. Ką turi menį šiuo metu? Nu, ne šiuo metu, bolonezę mėgstu. Ai, ne čia ir dabar. Nu, ne čia ir dabar, bet, ta prasme, šiuo metu gyvenime. Bolonezę? Jo, bolonezės darau tiesiog. Man toks paprasčiausias, greitas patiekalas, tu pasidarai ir valgai. Tai čia, bet šiaip labiausiai tai darau, jaučiu geras kepenėlės labai, su gritinėlė, ten su grybukais. Mano katė namie labai mėgsta kepenėlės. Jo, aš tikiu. Tai, jeigu ką, aš kontaktus darau. Jo, mes susisieksim, mes susiskambinsim ir aš jai padarysiu gerų labai. Žiauriai faina. O naudoji gritinėlę savo kepenėlių receptą? Taip. Tai gerai, labai gerai. Ja. Koks... Mane išmes iš grupės. Jeigu tu nebūtum Justinas, tai koks tavo būtų kitas vardas? Nu, bet tu negali būti Justinas. Nu, tau tinka šitas vardas, okei. Bet tai koks kitas vardas būtų? Alvydas. Alvydas? Alvydas ir Brandukai čia? Nežinau, ne, Alvydas. Alvydas. Nežinau, aš nežinau. Man gerai. Ne, žinai, kas būčiau? Būčiau Beržas. Mano vardas būtų Beržas. Būčiau Beržas viskas. Geras. Tau tiktų Beržas. Jo, aš būčiau Beržas viskas. Aukštas, šviesus. Bet ne per stiprus. Ne, nu labai reikiamai. Pavyzdžiui, jeigu reikėtų, žinai, užtikrinti moters saugumą negyvenant su kiborgu, tai užtektų tau tos stiprybės. Nu, tu Beržui. Ir Beržui atlaikyti tą svorį. Jo. O ką tu klausai? Ko aš klausau? No. Nuo 6 metų klausau repo. Jo, klausau repo ir jis keičiasi ir pasikeičia tiek garsai, senas, naujas, modernus. Okay. Man tas amerikietiškas. Tai ką tu dabar klausai? Kokių tu atlikėjų klausai dabar? Blemba, dabar ko aš klausau?
Dabar aš dabar tai iš viso net nerepo klausau. Dabar grįžau į Eurythmicsus. Sweet dreams are made of this. Ir jie turi, čia šitas pats populiariausias jų gabalas, bet jie turi kitų gabalų. Ir kai klausai, yra ta tokia nuotaika, kad jo, čia tipo tėvukų muzika. Bet man patinka, aš per teliką įsijungiu kartais live koncertus. Ir ten taip jaučiasi ir publikos ovacijos, ir tas kažkoks eko dainininkų jaučiasi, ir jaučiasi, kad kiekvienas kūrinys yra improvizuojamas ir daromas kitaip. Nes live performances, tai šiek tiek keičiasi detalės, žinai. Tai jo, tai dabar aš eksplorinu Eurythmicsus, In Excessą, Pet Shop Boysus šiek tiek. Kažkur dabar tenais esu, net nežinau. Nieko nuostabaus, kad nežinojai, kas esu. Realiai, nieko nuostabaus. Nieko visiškai keista. Kada pradėsi repuoti? Pradėsiu gal. Man labai patinka, aš labai daug klausau repo ir R&B dabar. Ko klausai iš repo? Gal kažką pantrinsiu? Bliambački dabar, kaip aš paklausai. Reikia pažiūrėti Spotify. Didži Dalgis? Didži Dalgis nėra reperis. Vitalija Katunskytė? Vitalija Katunskytė labai gerai. Labai gerai yra. Aš galvoju, ką aš klausau. Aš labai mėgstu Didži Nevykėlę. Labai mėgstu. Geras garsas pusė. Moderni, tokia jauna, faina. Tada kas čia iš tų reperių dar čia tokių yra. Kevin Abstract daro gerus dalykus dabar. Man labai patinka. Tada yra toks Genesis Ovusų, labai irgi gerus dalykus daro. Bet aš nežinau, ar repas, aš nelabai repas. Iš tokių mainstreaminių R&B garsų gal SZA, tam atlikėja tokia yra, man labai patinka, labai gerai groja. Tai aš turiu tokių, aš labai mėgstu mainstreaminę muziką, ypatingai R&B culture ir repo culture. Man tikriausiai J. Cole'as yra labai daug įtakos padaręs. Klasika, Aišku, visas Brohampton, man yra kažkas neįtikėtino. Tai šitie man yra dideli influencai ir jei kažkada gyvenime nukrypčiau, tai nukrypčiau į R&B ar repo kažkokią tokią pusę, nes man tikrai labai patinka, bet aš nifiga nemoku beat production'o visiškai. Nesugebu, nemoku, nesuprantu, kaip tai veikia, bet reikėtų, galėčiau išmokti. Jeigu tau reikėtų padaryti repo gabalą. Aplink kokią temą suktųsi tavo lyriksai repo gabalė? Nežinau, aš dažniausiai, jeigu rašyčiau repo gabalą, rašyčiau repo albumą, o ne repo gabalą. Bet pradėkim nuo vieno žingsnio. Nes dainų temos yra toks slidus reikalas. Kodėl? Nes pavyzdžiui, anksčiau aš rašydavau apie nieką realiai. Dabar, pavyzdžiui, pas mane visai daug atsirado mirties temos, kas irgi yra visai keistas dalykas, nes toks tiesiog biškiuką gal ir brandos atsirado. Bet, pavyzdžiui, aš nesu labai tas atlikėjas, kuris eina ir galvoja, aš rašysiu dabar apie tai. Aš dažniausiai parašau žodžius arba pradedu juos rašyti ir tik tada figurautinu, apie ką čia bus maždaug, tipo jau vidury dainos. Tai į repą taip pat gal daryčiau tokį daugiau kažką apie ten emocijas, santykius, pyktį ten. Jo, bet tu vis tiek išliktum nuoširdus ir vis tiek kryptum tą jausminę pusę. Jo, nes aš visą laiką sakiau, čia visada tą patį sakau, bet taip pat tai, kad man dainų rašymas yra toks dienoraštis realiai. Ir aš tiesiog realiai rašau apie tai, kaip jaučiuosi tuo metu, apie tam tikrus dalykus, ar apie tam tikrą situaciją, ar apie tam tikrą žmogų ir taip toliau. Tai apie moteris, pinigus, mašinas? Nei pinigų muzikos industrijai nėra, tada mašinų tuo labiau, jeigu nėra pinigų, moterų irgi mitas, manau. Tai mašinos, pavyzdžiui, boltai būtų? Jo, mes su taksu važinėjame. Tai va, čia yra tas, moteris apie Aureliją tada lyriksai eina, o pinigai tai gali kaip tik repuoti, kaip jų nėra. Jo, nėra pinigų muzikos industrijoje. Yra pinigų ten, kultūros taryba dalina visokių pinigų. Dalina pinigų, esate laimėjęs kultūros tarybos? Gyvenime nesam nieko gavę iš šitų. Bet bandėt? Jo, kiekvienais metais. Bet negaunam. Tai tikriausiai esam per prasti ir per prastą projektą parašom. Čia Lietuvos kultūros taryba? Ir jo, yra Agata ten dar yra. Oficialiai Lietuvos kultūros taryba už tai, kad nedavė Justino komandai. Viskas gerai. Ne, čia aš pats nusprendžiu. Jie nebėra Atlantų balkono partneriai. Nuo šito momento. Nuo šito momento čia ir dabar. Ir mes tik taip svarstysim jų partnerystę, kai bus išduota jums stipendija. Taip, gerai. Ja. Mes norim padėkoti mūsų ir partneriai Žemaitukai. Žemaitukai. Grupė tokia. Grupė. Žemaitukai.
Ačiū jiems. Labai. Ačiū jiems. Labai Už ką gerai. dėkojam. Labai gerai groja, labai patinka. Jo. Ir irgi, mėly žiūrovai, tikriausiai turi pačekinti žemaitukus. Taip, tikrai turėtų, ypač klipą žiūrėkit, nes labai įdomu. Labai gera produkcija iš tikrųjų. Kaip tavo grupės pavadinimas tarėsi taisyklingai? Diso.kognityvas. Nu, taško nereikia sakyti. Nereikia sakyti. Diso kognityvas. Diso kognityvas. Diso kognityvas. Lemba, kaip tu dabar paklausė, ką tai reiškia. Bet... Aš dar nepaklausiu. Neklausk geriau gal. Pabandyk pats. Diso kognityvas. Kognityvas tai kas? Kognityvas tai yra gebėjimas naudoti smegenų funkcijas pažinti. Jo, pažinimas realiai. O tai, diso kognityvas. Tai kad tipo iki galo nėra gebėjimo pažinti, nes tipo disonansas. Šiaip gerai tu interpretuoji. Diso yra desperately in search of. Tai reiškia, kad kažko ieškantys. Tai realiai taip ir yra. Kad jeigu desperately kažko ieškoje, tai reiškia, jiems trūksta tikriausiai. Nu tai taip. Tai tu labai gerai interpretuoji. Tu pirmas žmogus, kuris pabandė pats interpretuoti. Nu man malonu šiaip. Nes aš visą, bet kol mes dabar galiu biškai atsipalaiduoti. Aš visą laiką, kol mes kalbėjom, aš galvojom, ką reiškia. Kaip tą suprasti. Tai galim tiesiog jau. Jo, tai jeigu išsiaiškinom pavadinimą ir viską, nu nežinau, aš kažkaip, ko palinkėtum savo ir grupiai, kaip kūrybiniam dariniui, sielų ir asmenybių, kurie siekia geresnio rytojaus per saviekspresiją muzikoje. Kokia sudėtinga, kiek daug žodžių panaudojai tokiam paprastam dalykui. Būtent. Tokiam paprastam, jo. Aš linkiu mums pasilinksminti tiesiog, nes realiai daugiau ką, muzikoje nelabai daug ką ir padarysi, tai gali pasimėgauti to, ką darai, iš principo. Pasimėgauti to, ką darai, taip. Ir kokia yra didžiausia prasmė būnant muzikiniai grupiai? Kas veda į priekį? Jo, tikriausiai... Gėlės, kurias gauname? Ne, gėlę negauname šiaip gėlių. Nu, gavai dvi. Dabar iš tavęs, jo, bet pirmą kartą. Aš pirmas tik tai, kuris tau duoda gėlių? Nu, gal esu gavęs, nesu gavęs jaučiu gėlių. Kažkaip, žinai, roko grupėm neneša gėlių, tipo. Rimtai? Jo. Tai. Jokios kultūros. Tai dažniausiai, jo. Bet šiaip tai, prasme, aš manau, kad tiesiog susirinkt ir galėt daryti muziką, garsus, rašyti, tiesiog toks labai dalykas, kur tiesiog tu save realizuoji. Tiesiog geras savirealizacijos jausmas yra muzika iš esmės. Smagu, kai tavęs ir klauso, smagu, kai žmonės, aišku, yra man, pavyzdžiui, didelė prasme, kai koncerto metu kažkas dainuoja, tu viskas jau išeini, ne? Aha, kai koncerto metu dainuoja? Kai koncerto metu dainuoja žmonės žodžius, tada irgi jauti daug prasmės. Ir man atrodo, aš neapsimatau, gal matausi. Tai tiesiog pagrindė tai yra savirealizacija, ne? Jo, savirealizacija. Jo, ir kiekvienas žmogus iš tiesų, ko jis nori, tai jis nori tiesiog save realizuoti, ne? Jo. Jis nori... Žinai, blemba, gerą pasakymą esu girdėjęs, gal čia kažkada ir per podcastus esu kažkam sakęs, nepamenu jau. Man tokia viena protinga moteris sakė, gyvenime viskas vyksta ir egzistuoja tik tai dvi basic emocijos. Nu, kaip egzistuoja ten 3 spalvos, ten RGB, žinai, taip su emocijų prasme. Egzistuoja 2 pagrindinės emocijos. Baimė ir meilė. Dabar aš noriu, kad tu pabandytum paginčyti. Paginčyti? Jeigu aš nesiginčiu, pavyzdžiui. Tada pritark. Nežinau. Baimė ir meilė. Aš manau, kadangi mano mergina Linkėjimų Aurelijai. Linkėjimų Aurelijai. Yra mūsų partneriai. Mūsų partneriui Aurelijai. Mūsų partneriui. Taip. Ji, kadangi studijuoja psichologiją, daug domisi to dalykų, aš gal kaip pasakyti... Taip prisišnekėjau už ką. Nesumažinčiau iki 2 emocijų, nes manau, kad yra daug daugiau jų. Žinau, kad yra emocijų mokslas, kuriam tu mokais ten 60 skirtingų emocijų. Bet sako, kad viskas, nu čia taip filosofiškai netgi pažvelgus, kad viskas išskaidžius visas emocijas, tai visos emocijos sueina arba į baimę, arba į meilę. Nu, čia yra tokios kaip ir 2 emocijų. Nu jo, į meilę įeina ir laimė ir visi kiti dalykai. Tai meilė, tu arba myli kažką, arba tu... Nu, baimė geras dalykas. Šiaip, ar baimė, ar... Jo. Nu, aš tipo...
labai sunku sakyti, kad tikrai yra tik tai šios dvi emocijos, bet iš esmės, nu jo, yra tiesiog du poliai galbūt, ne, yra kažkas gerai ir kažkas blogai. Ir aš manau, kad dažniausiai taip žmonės ir gyvena, kad tu turi tiesiog du polius. Tai arba tau tuo metu yra blogai, arba tau yra gerai. Tai va, kaip tu tos du polius pavadinsi, tai tikriausiai nebus didelio skirtumo. Tai nu gerai, išsisukai. Aš nesuprantu, ką tu darai su kokiais sunkumais daugiausia šansų, jog susidursi ateityje? Greičiausiai su... Reikės, kad kažkada rinktis kažko atsisakyti, kažkokių veiklų greičiausiai, nes kažkaip gal 4-5 veiklas daryti vienu metu bus sunku. Tai reikės šitą sprendimą priiminėti. Tada manau, kad atsidursim kažkada kažkokioj, pavyzdžiui, muzikoje, tai kažkokią sieną atsimušim ir nežinosim, kaip ją pramušti, ir čia bus toks iššūkis, kad reikės kažką daryti. Bet tiki vis tiek, kad padarysit ir pramušit. Jo, tai visą laiką yra kažkoks būdas, tiesiog, kad tas sunkumas greičiausiai bus. Tada manau, kad, nežinau, kad atsimušiu ir aš šiaip programuotojas dar esu, tai kad atsimušiu į kažkokį tai kodą, kurio negalėsiu nukodinti, ką reikės padaryti, neįvykdysiu kažkokios užduoties ir atsidursiu tokioje klavietėje kažkokioje. Tai daug, manau, tų sunkumų manęs laukia dar gyvenime. Aš manau, kad dar nesu vis tiek pilnai susiformavus asmenybė, nors jau, man atrodo, pagal visus psichologinius dalykus jau turėtų būti. Kiek tu metų? 22. Man atrodo, kad dar iki 25 smegenys. Jo, man atrodo, 25, tu irgi teisus, man atrodo, aš kažką tokio girdėjau. Tai manau, kad dar nesu iki galo susiformavęs ir galbūt tikrai daug kas pasikeis ir gal kažką žiauriai pradėsiu nemėgti arba kažko labai mėgti. Kaip žmogus, jaunas vyras, nebūtinai vyras, bet šiaip žmogus, kaip jis galėtų, tu galvoji, kaip tu galbūt pasiruoštum tiesiog sunkumams, kurie laukia gyvenime. Nebūtinai kažkam specifiškai, bet kaip padaryti save geriausių ginklų, kokį gali turėti savo dispozicijoje. Kasdienės praktikos. Nežinau, galbūt kritiškai žiūrėti save labai, stengtis kuo dažniau žiūrėti kritiškai ir klausytis, ką sako tau artimiausi žmonės dažniausiai, nes jie dažnai pasako teisingų dalykų. Bet būtent artimiausi, ne visi. Aš manau, kad visi gali turėti kažkokių gerų pointų, bet ne jie bus tie, kurių turėtum klausyti. Tai artimiausių žmonių atsižvelgti jų pastabas ir apskritai į save žiūrėti kritiškai, kad gal aš kažką netaip darau, gal aš esu kažkur blogas ir tas problemas stengtis spręsti, o ne nustuminėti, numest kaltę ant kito. Tiesiog biški turėti ir biški humoro ant savęs, kad, ta prasme, biški mokėti iš tavęs pasijuokti ir tuo pačiu mokėti save kritiškai paanalizuoti, kad, tipo, gal nėra taip viskas gerai. Tai aš manau, kad taip darant galima gyvenime visai gerai viską išsispręsti. Ir kaip tik mūsų epizodo partneriai iš Filosofų instituto siuntė mums citatą, kaip rėmėjai, kažkas kažkada yra pasakęs. Ir skambėjo taip, kad gyvenimas yra tragedija trumpalaikiai perspektyvoj, komedija ilgalaikiai. Tragedija ilgalaikiai, taip, nes visi mirsim, liūdna. Komedija trumpalaikiai. Ne, atvirkščiai. Komedija ilgalaikiai, tragedija trumpalaikiai. Oi, kaip įdomi, dabar tada nesuprantu šitą. Oi, pas mane daug bėdų, nespėju, čia tas. Jo, ir vėliau žiūri, looking back. Jo, šio Black Parinaus. Jo, teisingai, gerai, looking back, iš tikrųjų, tu žiūri dažniausiai, kad kaip buvo juokinga, kai aš galvojau, kad čia labai svarbu yra. Ir dabar būna tas momentas labai dažnai. Tai mes Filosofijos instituto neatsisakom kaip rėmėjų, šitą mintį teisinga. Ačiū Filosofijos institutui. Ačiū Filosofijos institutui. Ačiū, dėkojam. Kokie pas jūs rėmėjai būna grupiai? Muzikoje šiaip labai nėra tos kultūros rėmimo, kad kažkokios įmonės ar kažkas remtų, norėtų būti partneriais. Čia toks, galbūt
Šiaip čia yra niša ir, manau, nėra išnaudota ir, manau, biški nuvertinta. Iš esmės, nes būtų galima tikrai integruoti labai įmonės ir muziką ir atlikėjam naudinga, nes jie galbūt turės pinigų išleisti kokį albumą, o įmonėm naudinga, nes ta reklama nėra bloga, ten tu gali labai įdomių reklamos formų sugalvoti ir tipo su įmonėm. Tai... Nu, tai va, koncertuoja ir ten per vidurį padėtas Red Bullis. Taip, labai gerai. Ir ten suteikė sparnų. Aišku, tada problema su festivaliu, ten dar kažkom tipo gali būti. Bet iš esmės tai, manau, neišnaršyta niša ir tų rėmėjų kaip ir nėra. Didžiausi rėmėjai Lietuvoje muzikoje yra vis tiek Agata ir kultūros taryba, tarkim mane. Jie išdalina kažkokias paramas konkrečias, kur parašytiem projektam, bet tai yra about that's it. Iš esmės tu visą kitą turi užsidirbti pats savo darbu. Ir tikriausiai reikėtų priminti žiūrovams, tarp kurių yra jaunų kūrėjų, kurie bando irgi gauti finansinę paramą šiokią ir tokią vieną ar kitokią kūrybinį veiklą. Reikia priminti, kad Agata, kaip tu sakei, ir Lietuvos kultūros taryba, kurie nebėra mūsų partneriai, kad jie dalina tas stipendijas. Tik tai reikia stebėti paraiškų tikriausiai teikimo laikotarpį. Ja, laikus ir parašyti gerus projektus ir ne paskutinę dieną. Tai atsiprašom kultūros tarybos už paskutinės dienos projektus, atsiprašom Agatos už paskutinės dienos projektus. Negerai. Ar disokognityvas kažkada išleis savo cigaretės? Šiaip geras žiūri dalykas, nes buvo idėja. Kokia? Buvo idėja padaryti prezervatyvus, tipo... Disokognityvo? Nu, disokognityvo. Tavo veidas būtų? Kita grupė buvo, tipo, irgi buvo tokia idėja. Jokingas dalykas, bet koks įdomu. Dizainas turėtų būti, taigi ten turi tokio dydžio tą prezervatyvą. Šiaip jokinga, nes gera idėja. Šiaip dėl cigarečių, dėl apskritai tokių dalykų, šiaip labai sunku su visokiais svaigalais daryti tokį dalyką, nes man atrodo, ten turi turėti daug visokių leidimų ir dar visokių nesąmonių, aš nežinau, kaip tai veikia, neįsivaizduoju. Bet iš esmės tai... Nu, tarkim, gali. Žinau. Bet aš norėčiau kažkokį padaryti tokį produktą su kažkuo partneriaujant, man patinka. Pavyzdžiui, kai ten yra gaidelės Husainiai ir jie ten padaro tipo partnershipą su kažkokia ten drabužių įmonė, aš nežinau, žinokit tikrai, bet padarė tiesiog, išleido savo drabužių liniją gaidelės. Ir žiauriai fainai, ir žiauriai labai gerai. Ir čia yra tas dalykas, kad mes tarp disciplinų galim daryti kažkokius dalykus, aš manau, kad čia labai gerai. Disokognityvo lubrikantas. Ačiū, per daug. Šiaip per daug, davai, keiską. Ne, aš jo klausiu. Tai žodžiu, yra daug būdų tiesiog dėti disokognityvą ant skirtingų produktų. Kokie dar būtų dalykai, su kuriais darytumėt partnershipą? Nu, bet galit gauti rėmėją, kokią norėtumėt? Tai yra daug gerų rėmėjų. Mums visą laiką patiko James Soundai, ne Jamesonai, James Soundai. Čia svarbu. Tai jie visai mus palaikėme, interviu darė keletą, tai visai įdomu, tikrai faina įmonė. Bet daug yra tų, manau, įmonių, su kuriam norėtumėm dirbti, aš nelabai noriu įvardinėti. SpaceX, pavyzdžiui, Elonas Muskas galėtų tiesiogiai mus paremti. Gazpromas. Norėčiau, kad ir Apple'as gal gali kokį telefoną man duoti dar. Labai būtų faina. Jo. Kada pamatysim jūs Avia Solutions Group arenoje Vilniuje? Gal nors. Galbūt bus. Labai norėčiau iš tikrųjų kada nors sugroti arenui, sugroti dideliai erdvėjai, dideliai saliai, bet priklausys tikriausiai nuo to, kaip mes gerai rašysim muziką ir kiek ta muzika patiks žmonėm. Tai jeigu paeis, tai paeis. Nepaeis tikriausiai nepaeis. Jeigu paeis, tai paeis, jeigu nepaeis, tai nepaeis. Šitą iš filosofijos institutui turi būti parašyti, man geriau primink po filmavimo. Gerai. Žiūrovams, kaip aš minėjau, tarp kurių iš tiesų yra nemažai jaunų kūrėjų arba bent jau kūrybiškai mąstančių asmenybių, kurios dar save atranda, ieško, stato. Ko palinkėtum, ko jiems palinkėtum nuo savęs? Kam aš linkėjau? Jauniems kūrėjams, įsivaizduok, irgi tokio pobūdžio, kaip kūrybinių industrijų studentams arba šiaip žmonėms su meniniu polinkiu, kurie bando daro ir bando save išstumti į pasaulį atvirą. Žingsnis po žingsnio. Ką, manau, padaro kūrybinių industrijų studentai gerai, tai jie eina į įvairius tenais, nežinau, projektus, televizinius, dar kažkur bando lysti ir kišti save ir rodyti save. Aš manau, čia nėra blogas dalykas. Tai manau, tą ir toliau reikėtų bandyti daryti. Tiesiog, kad
šou biznėje ar dar kažkur, aš manau, esminis dalykas yra supratimas, kad niekas už tave nieko nepadarys ir niekas tau nieko neatneš. Kol tu pats neįrodysi savo vertės, kol tu neteisi ir neištrenksi koją durų, tol greičiausiai niekas tau ant lėkštutės neteisi, nepasiūlys tau darbo, ar nepasiūlys tau kažkokio pasiūlymo, ar dar kažkokios vietos. Tu turi realiai viską pats daryti, eit, rodyt, kurti savo portfolio, plėsti jį, tiesiog tai yra esminis dalykas. Nes kuo tai skiriasi nuo, tarkim, kažkokių labai inžinerinių specialybių ar nuo kažkokių tiksliųjų mokslų, kad tave dažnai susigaudo įmonės ir tau pasiūlo darbą, nes mato, kad tu perspektyvus, ten dar kažkoks. Bet, manau, pramogų industrijoje yra visiškai kitaip ir tu turi kažką įrodyti pats kitiem, parodyti save, nes niekam nelabai įdomu, ar ką tu baigėjai, niekam nelabai įdomu, ką tu ten šiaip ir darėjai, niekam, tu turi tiesiog labai mokėti save pateikti. Iš principo. Tai kol savęs nemoki pateikti, tol sunku kažką daryti. Irgi filosofijos institutas siūlė tokią citatą, čia tik buvo praeitam epizodui, bet pamiršau panaudoti, gal dabar irgi visai tinka. Kažkas kažkada yra pasakęs, kad yra menas laukti dalykų, nelaukiant dalykų. Paaiškinsiu per kitą citatą, kuri irgi suprantama sunkiau, bet lengviau negu šitą. Arabai sako, pasitikėk Dievu, bet pririšk kupranugarį. Ir ruoškis blogiausiam visą laiką. Taip. Iš principo. Ir pasitikėk, kad ateis pas tave dalykai. Galimybės, progos, prasimušimo momentėliai, vienokie ir kitokie pažintys. Tačiau pririšk kupranugarį. Nu, tai pats dėk žingsnį į tą. Būtent. Ja. Tai tai reiškia lauk dalykų, nelaukiant dalykų. Lauk progų, bet nesėdint vietoj, nesistagnuojant. Gal tas lauk progų yra, kad tu atviras jom turi būti iš esmės, nes pas tave gali ateiti labai tokia... Būna, kad kartais ateina labai nepatrauklus, pavyzdžiui, pasiūlymai tuo metu atrodo. Tiesiog kažkaip, nežinau, čia neaišku, kas čia man kažką pasiūlė, bet galbūt ta proga tave kažkur kitur nuneš, galbūt tas žmogus, kuris tave ten pakvietė, tame mažoj ten laidoje kažkas tave pakvietė, tai galbūt jis pažįsta ten kažką iš didelio, žinai. Tai tiesiog priimtas progas dažniausiai reikia, aš manau, ir jom pasinaudoti. Bet to pačiu nepamiršt, kad jeigu pats nerodysi niekur, nieko nedarysi, tai nieko ir nebus. Bet čia visur, man atrodo, taip pat yra. Čia labai visur. Čia jau... O tau ir yra buvę, gal turėt minty kažkokią momentą, kur atsirado proga ir tu pradžioj pagalvoji, kas čia, gal ne, gal daug abejonės ir tada kažkoks netikėtas, pusiau magiškas dalykas atsitinka iš to. Yra taip buvę gal? Mažas buvo toks dalykas, tai aš ten ieškojau darbą, tik pradėjęs studijuoti ir man tam parašė viena korepetitoriavimo įmonė ir pasiūlė darbą. Ir aš taip, ką čia dabar, aš mokyčiau kažkaip, kažką neįdomu, čia, gal čia, nežinau, keista kažkaip, kad šiaip tave kviečia kažkas kažkur. Bet aš kažkaip, gerai, pabandysiu, ir šiaip man visai patiko tai, kad padariau, nes, tai tikrai atnešė man labai daug patirties ir atvėrė man biškį akis ir man šiaip labai patinka tas mokytojo darbas. O ką tu mokai? Matematikos moku. Matematikos mokai? Kokio amžiaus? Žmonės? Visų amžių. Visų amžių. Studentų biški sunkiau jau reikia tartis labiau asmeniškai, nes aš studentų kursų netaip gerai moku, bet šiaip nuo 1 iki 12 klasės labai puikiai moku visus. Tai šiaip iš principo, tai faina, atvėrė man visiškai kitokią mano pusę ir visai toks geras buvo dalykas. Bet arba ten, nežinau, Diso, pavyzdžiui, grupės veikloje nepamenu tokio momento, kai kažkas kažką labai pasiūlytų ir mes labai priimtumėm. Mes ir visą laiką, jei mums kažkas kažką pasiūlo, mes varom. Iš principo, tai nėra tokio dalyko, kad mes ten... Tai daugiau vis tiek yra toks self-made bandas, aš manau, Diso kolektyvas. Tai va. Žinai, epizodo pradžioj mes vienas kitam, mes buvome kaip tulpės, nusiskleidusios. Dabar, kai mes geriau susipažinom,
mes vienas kitam atsidarėm, atsiskleidėm, Jo. pamatėm vienas kito trūkumus, minusus, blogasias pusės, dėl ko vienas kito nemėgstam. Ir taip pat supratom, kad yra vilties. Ne tik tarp mūsų, bet kiekvienam santykiui pasaulyje gyvenime. Nu, Tai aš tau labai noriu padėkoti už galimybę atsiverti ačiū. ir už tavo Ačiū. atvirumą. Taip. Ačiū. Tu gal nori ir šitos? Ne, gal, tai žinok, Padėsiu. fikusas. Čia ne fikusas? Ne, čia ne figusas. Figusas yra va čia, va šitas augalas yra A, fikusas, man atrodo. jo. Ir su fikusais yra labai įdomus bairis, kad jeigu nuskini vieną lapelį, va, matai, pažiūrėk, Nu, pienas. jo. Jo, fikusai turi pieno savį. Nu, jo. Ar yra dar kažkas, ko norėtum pasidalinti, ko nepašnekėjom, kas galbūt svarbu? Žinok, ne, šiaip nieko neturiu ką pasidalinti. Galiu pasakyti, kad man patiko, kad tu nepasirašai laidai. Aš pasirašiau laidai, žinok. Bet aš sakau, čia kaip geras dalykas yra, nes aš pirmą kartą girdėjau tokius klausimus, niekur nesu daugiau girdėjęs. Labai smagu. Ačiū, aš imu širdį. Kaip ir minėjau, mes esame tiesiog tulpė, kuri atsiskleidė. Smagu buvo atsakinėti klausimus ir net nebūčiau pagalvojęs, kad atsakinėsiu, kad nors gyvenime iš tos klausimus. Labai smagu buvo. Ko palinkėtų man? Tau palinkėčiau paskaityti apie pašnekovą prieš. Ja. Paskaityti. Ko dar? Gali nesirašyti klausimų. Jo. Tada aš tau dar palinkėčiau. Nežinau, mylėti save, tu malonės, šiaip esi visai, man dėkingas su tavim būti tiesiog. Ačiū. Malonės, šiaip visai. Ačiū. Nu, faina, vyriška energija Atlantų balkonė. Seniai tai buvo. Oi, kaip aš būsiu išmestas iš grupės, iš darbo, iš... Nu, nebūsi. Universiteto. O jeigu kažkas turi problemų su viskuo, ką pasakė šiandieną, su kažkuo, ką pasakė šiandieną Justinas, tai visą atsakomybę prisiemu. O jūs turit kažką, kad privalot apšnekėti šitam podcast'ą, pavyzdžiui? Turit? Nu, šiaip dažniausiai vedybinė situacija ir jeigu atsako taip, tada vaikai, pajamos, tai tie visi dalykai. Jo. Tada top 10 Lietuvos miestų. Gerai. Galim pareitinguoti? Gerai, top 3 Lietuvos miestai. O, geras. Mažeikių negalima. Negalima mažeikių? Nu, galima. Nesąmonė, biškį būtų. Jo. Taip pat top 3 pradžių miestai. Ką tik prodiuseris sakė, kad reikia... Bet paklausy, prodiuseris ką tik sako, reikia kalbėti apie studijas. Gerai. Tai top 3 miestai, kuriuos studijuotum. Miestus, kuriuos studijuočiau. Taip, tai reiškia, kad įsigilinti. Tai Vilnius būtų pirmas. Daugiausiai istorijos. Apie studijas, kurias čia vyksta. O galim top 3 miestus išreitinguojam ir tada pakalbėsime apie studijas. Jo, prodiuserių mes neklausom šitam. Ne, mes klausom prodiuserių, bet mes padarom top 3 miestus ir tada mes... Tebūnie. Tai top 3 miestai. Pirmas. Vilkaviškis. Čia geriausia vieta? Taip. Kodėl? Top 1 Vilkaviškis. Tai kad ten 9 žmonės gyvena. Vilkaviškis yra draugiškiausias, labiausiai pasiruošęs, daugiausia gerų koncertų turintis miestas Lietuvoje. Gerai. Paplojam Vilkaviškį. Šaut Vilkaviškis, tikrai. Taip. Antra vieta. Antra vieta. Vilnius. Vilnius turi būti, tai yra visgi kultūros centras Lietuvoje ir tai yra... Širdis Lietuvos. Atsiprašom Kaunas, bet... Atsiprašom, bet nesigilim labai. Bet tai va, ta antras miestas būtų. Ir trečias miestas? Ir trečias miestas bronzos medalis kam tenka? Bronzos medalis Tauragė. Tauragė. Jo. Tauragė, nes turi labai skanią pizzeriją, iš tikrųjų. Labai gerą pizzeriją. Labai skani pizzerija. Jo, ir ketvirtas būtų tada Mažeikiai. Nuostabus miestas, labai toli važiuoti iki Mažeikių. Labai fainas. To labai problema. Draugiška. Ten to vietiniai maksimui 2 x ir ten kokią turi. Visus pažįsta, sveikina, šypsosi. Nėra mažas miestas, ten už 30 000. 8 pagal dydį Lietuvoje. Man atrodo, gal 50 000. Kodėl tu nežinai, kas aš esu, bet tu žinai, kad Mažeikiai yra 8 yra svarbesnių dalykų gyvenime. Aš labai atsiprašau, kapitonė dainininkė. Labai atsiprašau. Viskas gerai. Ne, visiškai jokio ego mano nepaminiai dabar. Gerai, dabar pakalbam apie studijas. Gerai. O šiaip teisingai, studijos. Top 3 studijų momentai.
O, Oho. geras. O, top 3 studijų momentai. Renginių inžinerija, kūrybinių industrijų fakultete, Vilnius Tech universitete. Gerai, man labai patiko medžiagų mechanika. Top 1. O, jau, ko šitą prasme, wow. Medžiagų. Turėjom žiauriai gerą dėstytoją, tai buvo nuostabus, aš negalvoju, kad man patinka, bet šiaip statybų inžinerija yra dalykas, kur reikia stoti, jeigu nori. Nu, ta prasme, jeigu nori statybas, šitas universitetas yra statybų inžinerijos universitetas. Afigenai gerai. Man labai patiko, aš net kartais gailiuosi, kad neįstojau tenais, o įstojau ten, kur aš įstojau, bet viskas gerai. Aha. Tai va, tai labai faina buvo medžiagų mechanika. Tada, o galim paskaitas išreitinguoti, tai čia paskaitas reitinguojam. Gerai, tai būnė. Pirma vieta man buvo medžiagų mechanika. O ką ten reikia daryti? Ten reikia medžiagas mechanizuoti? Tai ten yra, nu, tipo, kai ten pakabini kažką ir kaip medžiagas išlenkia tenais, ar dar kažką padaro jom, ten, tarkim, kaip strypas išsilenkia, jeigu pakabinis sunkia lempa tenai. Tiesiog nagrinėjai, kaip medžiagas reaguoja į tam tikrus apkrovas ir taip toliau. Tai kitas dalykas būtų tikriausiai antras būtų teorinė mechanika. Teorinė mechanika man patinka. Teorinė mechanika. Tai šitas buvo irgi fainas, bet ten toks daugiau pagrindai. Šitą, ką nagrinėja medžiagų mechanika, tai čia pagrindai būtų teorinė mechanika. Tenais tu turėjai, ten, tarkim, irgi apkrovas, kaip jos veikia, tenais skaičiuoti visokius jėgas ir taip toliau. Tai šiaip toks matematikas esi. Nu, man tikslieji mokslai labai tai visai įdomu, nes šiaip dažniausiai žmonės kūrybinių industrijų studijų krypties matai, nesirenka. Bet pas mus, matai, yra renginių inžinerija, kas yra įdomu, kad ten vis tiek daug, mes gauname elektronikos inžinerijos bakalaurą, kas yra... Jūs gaunate elektronikos inžinerijos? Taip, mes gauname elektronikos inžinerijos bakalaurą, tai dėl ko mes daugiau vis tiek ant tiksliųjų einam. Nes pas mus praktiškai tokių socialinių mokslų paskaitų nėra tiek daug. Jo, mažuma vis tiek daugiausiai yra tų jau, ta prasme, tiksliųjų skaičiavimų ir viso kita. Kas yra labai gerai, man tas dalykas patinka. Šiaip sakau, yra gerų paskaitų, matematika trečiačių būtų. O ketvirta Mažeikiai? O ketvirta Mažeikiai būtų paskaita. Ačiū Mažeikiam. O tu pats iš Mažeikių? Jo. Gimtasis šiaip mano miestas yra Kaunas, bet aš visą gyvenimą augau Mažeikės. Mano mama iš Mažeikių. Ai, o tu? Ne, aš gimiau Vilniui, bet aš leisdavau vasaras Mažeikiuose. Jo. Ir man labai... Aš niekada taip ir nesusipažinau su to miestu iki galo ir kažkada prieš 4 metus nuėjau į Tinder pasimatymą Mažeikiuose. Ir man mergina aprodė visus Mažeikius. Pasirodo, Mažeikiuose net gerai ežeriukas ir yra Tarzankė kažkokia, kur gali pasimti ir varyti ir šokti. Mažeikiai turi Paryžių. Mažąjį Eifelio bokštą. Mažąjį Eifelį, taip, tai yra mažasis Paryžius dar vadinamas. Taip. Mažeikiai. Ir taip, jeigu tiksliau šnekant, tai yra Eifelio bokšto replika, sumažinta, aišku, gerokai ir pastatyta prie prekybos centro parkavimo aikštelėje. Taip. Ir visi ten jaunimas renkasi. Visi jaunimas tenais renkasi. Tai va. Jeigu tu būtum, gerai, hipotetinė situacija, įdomumo dėlį. Jeigu tu būtum, ten kažkoks toks neišsimiegojęs laidos vedėjas ir tau reikėtų užbaigti epizodą su gerokai pranašesniu svečiu už tave, kaip tu tą darytum? Aš padėkočiau mūsų rėmėjam, partneriam, tai bus... Filosofijos institutas, mąstyk čia ir dabar. Taip, tada žodynas.eu. Žodynas.kriu.lt. Žodynas. Mažeikiai. Mažeikiai, ačiū Mažeikiai merui. Ačiū Mažeikiai. Iškirpsim šitą. Vardą pavardę įdėkit. Aš labai atsiprašau. Mažeikių meras. Pamiršau, merija, man atrodo, yra dabar pas mus. Jaučiasi, bet aš nepamenu. Jaučiasi, kad gimei Kaune, ne Mažeikiuose. Aš nepamenu vardą pavardės. Ir dar dėkojame Aurelijai Bartulytei. Aurelija Bartulytė, ačiū labai Aurelijai Bartulytei už tai, kad yra puoselėjami geri vyrai šioje planetoje. Ir dėkojame Diso Kognityvui, mūsų pagrindiniam rėmėjui, už medžiagą. Žmogiškuosius išteklius šitam podcast'e. Taip, ačiū už neribotus žmogiškuosius išteklius. Taip pat dėkojame universitetui Vilnius Tech. Gyvenime nėra kai studijuoji Vilnius Tech. Taip. Kaip toliau atsisveikintum, jeigu būtum vedėjas? Viso gero. Viso gero? Jo. Viso gero? Viso gero.
ir dabar grot galėtų to muziką tokią... Ačiū.